Na, o Klaipėdoje kelių mokyklų auklėtiniai į pamokas skuba išgirdę neįprastą skambutį, o įvairias muzikos melodijas. Vaikus mokytis kitaip skatinantys pedagogai pripažįsta, kad jiems patiems sunkiai sekasi priprasti prie tokių naujovių. Čia Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla, vaikai laukia pamokų. Jums nepasigirdo, vietoj įprasto skambučio čia mokiniai į klases kviečiami skambant vieną iš lietuvių liaudies polkų. Tai pagal polkos ritmą vaikai mokyti žygiuoja jau keletą savaičių. Pernai pavasarį buvo suorganizuota idėjų mugė ir labai daug iš tikrųjų buvo idėjų, bet viena iš idėjų buvo būtent vaikai pasiūlė skambutį, pakeisti melodiją, nes skambutis tikrai buvo senoviškas, senas, džeržgiantis, vaikams labai nepatiko. Mokyklos vadovai sako, kad galbūt ateityje apie prasidėsiančią pamoką vaikus įspės ne polkos garsai, o pačių vaikų pasirinkta melodija. Todėl gali būti, kad skambant kitai melodijai prie jos visiems teks pratintis vėl, kaip kažkada prie polkos. Mokiniams buvo staigmena. Penktadienį vakare po pamokų buvo įdiegtas skambutis, o pirmadienį jau pradėjo skambėti naujoji melodija. Vaikai nesuprato, niekas neėjo į pamokas, tiesiog galvojo, kad kažkur prasidėjo renginys, kažkuriam aukšte, niekas neėjo į pamokas, net mokytojai nesureagavo. Tiesa, mokytojai neslepia, kad kai kurie kolegos prie naujo į pamoką šaukiančio garso nepriprato iki šiol. Mokytojai tokie žmonės, kurie sunkiai priima naujoves. Vieniems labai patiko, kitiems būtų gal priimtinesnis ir senas variantas. Uostamiestyje ši mokykla ne vienintelė iškeitusi seną skambutį į melodijos garsus. Kalbama, kad yra ir tokių mokyklų, kurios su pavydu žvelgia į tokią naujovę. Tiesa, jai reikia kelių tūkstančių litų investicijų.